Sveiki visi, su jumis Ingrid, neurografikos specialistė. Buvau prisižadėjus jums padaryti video apie pozityvą. Pozityvas. Kadangi yra užtemimų koridorius, tai žinokit, jisai labai specifiškai veikia. Ir pas mane irgi labai daug visko vyksta. Ir vakar dėl tam tikro savijautos būsenos tiesiog labai daug dariau praktikų, kad šiandien galėčiau padaryti šitą video. Iš tikrųjų, veikia. Tai pozityvas. Ką reikėtų daryti? Šią praktiką galite piešti. Aš labai rekomenduoju piešti, nes tada akivaizdžiai faktus pamatote. Ir galite tiesiog paprasčiausia daryti, tai aš aiškinsiu, kaip viską tas daroma. Jeigu piešti, tai nusipieškite laiko liniją. Tiesiog su storesniu markeriu, aš taip darau bent jau, kadangi dar rytas. Ir šiandien yra 26, 24, 09, 26. Ir dabar apie pusę 8 yra. 7:30. Taigi, ir šitas, jau čia yra kita diena. Rašykim 24, 09, 27. Imkite dienos periodą. Ką reikėtų padaryti? Reikėtų, jeigu be piešimo, tai ir su piešimu netgi, tiesiog apsispręskit, arba tai darysit kas valandą, 7 dienas, arba aš esu mačius kas 2 valandas, kai kurie daro irgi 7 dienas. Kai kurie lektoriai rekomenduoja kas valandą, kai kurie kas 2. Kaip norėsit, taip padarysit, po kurio tai laikotarpio vėl galite pakartoti. Pirmą kas 2 valandas, po to kas valandą. Esmė tame savo telefone geriausia priminimą arba žadintuvą užsidėti kas valandą arba kas 2. Ką reikėtų daryti? Vienam iš dėkingumo video aš ten pasakoju visą techniką, kaip susikaupti, kaip įkvėpti, iškvėpti. Ir kur žvilgsnis turi, kur fokusas turi būti, tai tiesiog susirasit ir visą ką. Kas valandą stabdom, tada skiriam tam procesui iki 3 minučių. Tiesiog užsimerkiam, susikaupiam ir pagalvom apie viską, kas per tą 1 ar 2 valandas įvyko kažkas gero. Tai šito pas mane daug visko yra ir jau įvyko. Tai aš tiesiog pasižymiu. Jeigu piešiant, bet piešti geriausia po praktikos, reiškia, kas 2 valandas arba kas valandą nuskambėjo, tiesiog atsisėsti arba nusiraminti, geriausia užsimerkus akis, rekomenduočiau. Bet jeigu jums pavyksta susikaupti be užsimerkimo, tada darykit taip. Tiesiog fokusą laikot ir pagalvojat, kas gero nutiko. Ir tam, kas gero nutiko, išvardinkit kuo daugiau gerų dalykų, kuo daugiau pozityvių. Ir tiesiog po to kita dalis, tai trunka apie minutę, tikrai. Ir kita dalis, tiesiog paimkit ir padėkokit už tai, kas įvyko. Taip, už tas geras mintis arba tuos gerus darbus, kuriuos jūs kas 2 valandą ar valandą padarėte, tada galite ryte nusipiešti tą laiko liniją ir užfiksuoti. Aha, tokią valandą aš padariau tą praktiką. Tuoj pagalvosiu, kokius aš čia gerus darbus.
Nu, faina, man labai patinka šiandien viena mintis tokia, kurią aš iš karto realizavau, padariau. Tiesiog pasakiau, o kadagi, jeigu ne dabar, tai va, ir aš jaučiuosi nuo to labai gerai padariusi tam tikrą veiksmą, tą mintį realizavusi. Ir vat, jau faktas įvyko. Taip. Ir tiesiog prisivedat, tarsi užfiksuojat. Aš nerekomenduoju jums piešti tuos dalykus, už ką jūs esate dėkinga, tiesiog tai yra vienas etapas ir pasidaryti. Tiesiog man taip eina iš vidus, aš taip ir darau, jūs darykit pagal save. Ir be abejo, dabar yra klausimas toksai paprastas, jums gali iškilti. Va, tuoj prieisim prie spalvinimo, kaip daryti. Aš esu darius įvairiai. Vienas iki esu iš karto spalvinusi. Yra buvę taip. Kito atveju aš esu kiekvieną nuspalvinusi atskirai. Vat padėkoju, nes suprantu, kad čia yra kai kurie dalykai labai skirtingi. Labai skirtingi pozityvai. Skirtingi ta prasme, kad nuvyksta kai kuriom dienom tikrai labai daug. Daug ir įvairaus, ir netgi kartais ta valanda irgi būna labai tokia intensyvi. Tai vienas momentas. Atsakau iš karto į klausimą, jeigu nieko neįvyko, tai jūs netgi tai, kad nieko neįvyko, kad viskas stabilu, komfortiška jums, jūs galite irgi už tai padėkoti ir pasidžiaugti. Ir galiu pasakyti, nu, vat 4 dienoj prasideda toksai žaidimas, nu, kuo labiau jūs įsitrauksit į tą žaidimą, tuo, žinokit, pamatysit, tuo jums daryti bus lengviau. Jeigu jūs žiūrėsit labai rimtai, nu, tai irgi gausit rezultatą, bet jūs gali, nu, toksai savotiškas, nu, atsiranda privalai. Čia neprivalai. Čia tiesiog nori išeiti į kitą lygį, komfortiškesnį, nu, komfortiškesnį, vadinkim tai. Ir užtat ir nori daugiau pozityvę būti. Ir netgi, pavyzdžiui, vakar mane čia buvo visko, tai aš dariau tą, kur viešinausi, labai dažnai dariau tą praktiką šios savaitės SPSP. Ir galiu tikrai pasakyti, tikrai veikia. Jeigu seniau be tos praktikos, kaip aš juokauju, mane išnešiodavo, nu, ta prasme, užsimakaluodavau negatyvę. Tai dabar yra daug geriau ir viskas tęsiasi daug paprasčiau. Netgi aš tuo atveju darau tą SPSP praktiką vakar dienos, kai tau skauda dūšią, tarkim, dėl kažkokių tai dalykų. Ir man patiko vieno tokio psichologo lektoriaus tokia mintis, bet ko gero tai yra tiesa, nes vakar analizavau tą temą irgi labai daug, kad mums žmonėms skauda vien
gali skaudėti arba skausmingai atrodyti situacija, atsiprašau, vien todėl, kad mes nepriemam tai, kas vyksta. Tarsi atsiranda mintis, ar ten nenusipelniau, ten dar kažko tai. Ir tada labai skauda, kai tai, kas vyksta, tu nepriemi. Aš įnešiau, labai rekomenduoju įnešti pradžiai pastelinės spalvas, todėl kad čia aš taip iš savo praktikos, jūs galite daryti kitaip. Aš iš savo praktikos galiu pasakyti, kad kai po to nusipiešiu, tarkim, kodėl, po 2 valandų, ar ne, kitą vėl dalyką galima ant to, galima šalia, bet jau supranti, kas 2 valandas, taip jau pasiskaičiuokit. Tai, va, įsivaizduojat, kas vyksta. Čia aš jums kaip pavyzdį. Ir galbūt norėsis visai truputėlį kitų spalvų. Ir tada, kadangi jūs jau būsit labai intensyviai nuspalvinę, tada vieną spalvą dėti ant kitos yra tikrai labai sudėtinga. Aš iš savo praktikos galiu pasakyti. Kadangi čia, taip, aš čia yra tokia po to savotiška meditacija. Kartais atsiranda pas mane piešinė ir angeliukai, aš nusipiešiu, čia tikra prasme. Aš ir jiem padėkoju. Nors vakar buvo truputėlį biškį kitaip. Yra taip, kaip yra. Kartais aš su angelais ir pasišneku. Kai sako, jeigu su angelais šnekėsi, tai jau nieko gero. Bet vakar buvo tai, kaip buvo. Bet geroji dalis tai, kad šiandien yra visai kitaip. Taip, galit girdėti fone muziką, jinai nebūtina, aš tiesiog šiandien man tokia nuotaika. Taip, tiesiog prisipiešiau, tai dabar reikia pabaigti. Noriu dar parodyti jums tokį dalyką. Ką aš dar kartais darau. Čia jūs galite daryti taip arba nedaryti. Čia, kaip pasakyti, jūs esat piešinio autorius. Jums svarbiausia yra, kad būtų suapvalinta, kad jūsų, sakyti, kad viskas būtų vėliau harmoningai, nes kai nesuapvalinė, akis labai užkliūna ir jinai mūsų pasąmonę supranta kaip konfliktą. Ir tada toks jau užsiveda nelabai geras. Nes ten, kur nebuvo konflikto, jis kartais atsiranda lygioj vietoj. Taip, va.
Čia dar reikės pereiti. Aš mėgstu kartais pereiti. Ką aš norėjau parodyti. Ok, čia. Nu, pabaigiam tą spalvą vesti. Va, mato, dedu vieną ant kitos ir kartais užsideda po kurio laiko keletą spalvų. Va, tai čia šitam piešinį, jeigu pabaigoje jūs galite užfiksuoti kažkurį tai dalyką, ta prasme, kurį prisimenate, apie ką tai buvo, arba ne, bet va šitoj dalykai aš užfiksavau rezultatą, aš kartais taip darau, jūs galite daryti kitaip, aš tiesiog pravedu lauko liniją, tą vadinamą, su ta mintim, kad aš iš tikrųjų dėkinga už tą patirtį, kurią aš dabar turiu. Tiesiog pravedu ir aišku, vėlgi šitas piešimas, ką jisai leidžia, jisai šiek tiek disciplinuoja, formuoja naują įprotį, kad, nu, savotiškai jo, gaunasi šiek tiek kontrolė tiem, kuriems su kontrolė nelabai gerai. Taip, čia irgi. Ir patiria, nu, turi laiko. Kartais net ir nereikia labai daug laiko šitam piešimui vienam burbuliukui, nu, iki 15 minučių jūsų visų spalvinimu. Užtruksit, pasidėsit, galit paprastą popieriaus lapelį pasidėti ir pasipiešti kaip atskirais tokiais. Vienam burbuliukui mažą lapelį pasidarėt, nusipiešėt, nusispalvinot, pasiėmėt kitą lapelį ir pasidarėt. Va, ir užfiksavot rezultatą. Kai jūs užfiksuojat rezultatą, smegenys pasidaro done, ta prasme, viskas padaryta, viskas ok, viskas gerai ir tarsi užduotis įvykdyta ir jinai įpranta tas užduotis daryti ir jai patinka, ypač jeigu ta emocija užgaudote labai, labai gera, ar ne, su džiaugsmu, kad buvo taip, kaip buvo, kad pajutote gerą dalyką ir galiu iš savo praktikos pasakyti, į kažkur tai 5-6 dieną pramuša ant to, kad stengiasi pagalvoji, ateina mintis, kad o ką pozityvaus savo pasidaryti, ką gero savo ir kitiem pasidaryti, nu, vat, kad tiesiog turėtum už ką savo padėkoti. Tai va, tikrai siūlau daryti ir žiūrėti kaip į žaidimą ir galite parašyti man savo patirtį komentarę. Ačiū. Ate.